Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinas Jaunimo naujienos. Dėkoju visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Pirmieji reitingai po Seimo rinkimų rodo, kad gyventojai labiausiai pasitikė Nemuno aušra, bei daugiausiai mandatų parlamente iškovojusią Lietuvos socialdemokratų partiją. Naujosios Baltijos tyrimo apklausos duomenimis per pastaruosius 2 mėnesius palaikymas Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamai partijai išaugo ryškiausiai, net 7%. Eltos užsakymų 2024 m. lapkričio pradžioje vykusi Baltijos tyrimo apklausa parodė, kad jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, Nemuno aušra sulauktų didžiausio 15% gyventojų palaikymo. Tuo metu ketvirtieji lentelėje buvę valdantieji konservatoriai, kuriuos palaikyti ketino beveik 10% respondentų. Na, tikrai įdomu. Tiek purvo pilta ant Nemuno aušros, tiek protestų organizuota, kad jie nebūtų valdančiojoje koalicijoje, štai netgi suorganizuota kritika iš užsienio, tačiau nieko nesigavo, nes Nemuno aušra netgi tapo pačia populiariausia partija Lietuvoje. Tai tik parodo, kiek gyventojams yra atsibodusi sisteminė žiniasklaida, visi teisingieji takotukai, politikieriai, kurie patys kesdami savo skandaluose sugeba dar kitus mokinti, kaip reikia gyventi. Na, svarbiausia, kad tie lūkesčiai būtų pateisinti. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šiuos sisteminėje žiniasklaidoje pasirodžiusius reitingus? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.